palaukiu dar minutėlę. Gerai girdisi, viskas, nieks niekur nesitrukdo, nieks niekur parašykit. O jau numeriukus iš karto renkasi. Tai žodžiu, turiu 3 orakulo kortas ir vieną jūsų numylėtą taro kortų kaladę. Ir bus 4 pozicijos, jau kas numeriukus turit, jau kas dar neturit numeriukų, tai pagalvokit, bet taip mane neparašėte, mane gerai girdit. Pasisveikinom, bet ar gerai girdit mane? O širdučių gali dėti, žinokit, man širdutės patinka. Bet tai kaip įdomiai telefone čia matau eina taip, o kitur, kur žiūriu, jūs mane tai porą sekundžių, žinokit, matot per vėlai. Labas vakaras, mes tai žinokit, čia jau visom kalbom išsisveikinom, kokiom tik mokėjom. Tai jeigu dar mokat kokių kitokių, prašom sveikintis. Angliškai, rusiškai, ne vokiškai. O good evening, ne. Kaip yra? Kaip vokiškai yra? Kas mokat vokiškai? Neatsimenu dabar. Neatsimenu dabar. Puikiai girdisi, puikiai matosi vienetukui, dvejetukui, trejetukui. Svarbu, kad puikiai matosi, puikiai girdisi ir ketvertukui. Aš žinokit, turiu susijungusi 1, 2, 3, 4 aparatus ir dar kompiuteris muziką groja. Tai pas mane yra 2 laptopai sujungti, iPadas ir 2 telefonai. Tai žodžiu, filmuoju, įkelsiu į YouTube, irgi žiūrėsiu, kaip ten įsikels kokybė. Tokį bandomąjį. Turiu aš YouTube kanalą ir vis ruošiuosi filmuoti, tai dabar pasižiūrėsiu, kaip čia man susifilmuos, filmuojant vieną, kaip man susidėlios per 2-3, taipogi į TikToką aš irgi įdedu, jeigu filmuojasi, tai žiūrėsiu, ar bus įmanoma įdėti į TikToką ar ne, bet abejoju šitokiu formatu. Tai va, tai ir pasilgot manęs, numeriukų prisirašėt, o rytoj ryte būtinai susitiksim, būtiniausiai susitiksim, viskas prasideda mūsų kavos pasimatymai vėl. Dar po vieną, tai va, turiu 3 orakulo, vienas yra svajonių orakulas, kitas yra Moonology, Mėnulio orakulas, ir dar vienas yra Užburtojo miško orakulas. Tai yra 3 orakulo ir savaime aišku mano numylėtos ir jūsų numylėtos mano taro kortos. Tai žodžiu šitą irgi ir susidėliosim ir pasižiūrėsim. Jūs jau išjauskit, pasižiūrėkit, svarbiausia, kad pasiilgot. Tai čia yra svarbiausias dalykas. Nes jeigu jau nepasiilgo, tai ką, eisiu tada šieno pjauti, ar ne, turbūt. O jeigu pasiilgo, tai ateinu pas jūs, rudenėlis jau vakarai ilgesni, rytai bus irgi tokie vėlesni, tai bus smagu. Labai pasiilgot, labai smagu. Tai va, su šitos išsidėliojau, dar uždėsiu jum po numeriuką, kuriai krūvelė, jeigu dar nesugalvojot, kurios norit, tai išsimelskit pačią geriausią informaciją rugsėjo mėnesiui, kokios jums jūsų pajautimu ateina energijos. Tai pasižiūrėkit, pajauskit, pagalvokit, pačiupinėkit energetiškai kiekvieną krūvelę, galbūt kiekvieną skaičiuką, kuris jums mielesnis, kuris jums mieliausias, noriu antro, 3, 4, kas, kaip, kur, ką sugalvojęs. Nu ką, mano gangas, mano klanas, pradedu aš tada, ilgai netempsiu gumos ir pradedu nuo vienetuko. Kas pasirinkot vienetukus, rašykit. Ir pradedu nuo 1 pozicijos. Kągi vienetukui žada rugsėjis? Aistra!
kokios aistringos kortos jums vienetukas, kad ojojoj, kaip aš taip susidėjau kažkaip atulai. Oi, kokios aistros pas jūs virs rugsėjį, žiūrėkit, kiek daug čia aistros. Nu, ne veltui klausykit, tenai Venera jungiasi su visais tais, su visom tom kitom planetom ir, žodžiu, bus ten karo ir visko bus. Tai žiūrėkit. Ir jums rodo, kad nekomplikuokit. Nekomplikuokit, nes po to ir patys nebesusitvarkysit savo jausmuose. Ir taipogi, ugnis, žinokit, tai bele kiek pas jūs bus rugsėjai. Vienetukui bus labai ugningas mėnuo. Tiek darbuose, tiek jausmuose, tiek santykiuose, tiek patiems su savimi. Žodžiu, jums bus labai daug ugnies. Galbūt norėsis daryti daug, galbūt tiesiog nerasite krypties, kur norite eiti. Jeigu krypties nerasite, kur jūs norite eiti, tada visa ta ugnis jūs draskys, žinokit, į kairę ir į dešinę ir nežinosit, kur dingti iš tos ugnies, kur ją padėti, kur ją išlieti. Tai visada atsiminkite tokį dalyką, kad gyvenimas neturi būti jisai toks sudėtingas. Pas jūs ateina užburtojo miško orakulas su labai paprasta žinute. Savo gyvenimą padaryk patį paprasčiausią, kokį tu tik tai gali. Neleisk niekam, jokioms neigiamoms, negatyvioms energijoms, žmonėms, aplinkai tavęs atitraukti, atitolinti nuo tavo tikrojo vidaus, tavo tikrosios esybės. Ir jeigu tik tu per daug nekomplikuosi ir aiškiai žinosi, koks yra tavo gyvenimo kelio tikslas, tau visa šita ugnis, jinai bus į naudą. Tiesiog žinok, kokiu keliu tu nori eiti. Jeigu neradai dar kelio, ieškok tai, kas tau tą ugnį vidinę padėtų ištaškyti į kažką produktyvaus. Galbūt jau nešiesi ar nešeisi visą vasarą kažkokią sunkią naštą, daug darbų turėjai, o galbūt turėjai kažkokį norą, kažkokį projektą, kažkokią idėją, kažkokią svajonę, tačiau tau atrodė tai per sunkus dalykas, kad tu galėtum tai įgyvendinti. Ir toks pasimetimas atrodo, nu va, aš žinau, ką aš turiu, aš žinau, kur aš esu ir taip sunku yra tiesiog paimti save ir priversti nusimesti tą tokią sunkią naštą abejonių, sunkią naštą dvejonių, ar tikrai man čia pasiseks, ar tikrai man tai yra, ar tikrai man reikia į tai eiti, ko aš nežinau. Žinau, kad ten, vat, atrodo, nusimesiu vieną naštą, bus kita našta užsikraus, atrodo, kad, vat, matau tikslą, matau šviesą, kur link turiu eiti, žinau, kad man, vat, tos galimybės yra duotos tam, kad aš jas įvykdyčiau, kad aš jas padaryčiau, kad aš jų pasiekčiau. Tos svajonės ateina pas mane tam, kad jos būtų įgyvendintos. Bet tas tokia baimė, toks nepasitikėjimas savim, tos abejonės, galbūt dar kažkas ir iš šalies pakužda, ai, nu kur čia tikrai, juk dar va turi, tvirtai čia sėdi, čia yra gerai, čia yra viskas tvarkoj, ko tu ten dabar dar eini. Tu nežinai, kas ten tavęs laukia. Nu, bet atrodo, toks jau tas tavo didelis noras, atrodo, ir užtektų tų jėgų ir tos ugnies tikrai, kad užtektų tau, tam tavo norui išpildyti. Bet, na, komplikacijų tai tikrai, kad bus, jeigu tu vis pamirši, kad gyvenimas yra vis dėlto toks paprastas, labai paprasta jį yra gyventi ir nereikia savo sukti galvos dėl to, kas čia, kur čia, ką pasakė, tai yra visiškai ne tavo reikalas, ne tau reikėtų ten sukti ir daryti kažkokį tai prioritetą, kas, kam, kur, kada pakuždėjo, paplepėjo ir taip toliau, kad va, tave tiesiog suintriguoti ir tave numušti nuo tavo kelio, į kurį tu eini.
tiesiog va taip tvirtai tau sako, va atleisk sau, paleisk ir jeigu tu va su tokia viltimi žinosi, kad ir kas nutiktų, kad ir kokie ten būtų išbandymai, kad ir kaip ten kas būtų, tugi vis tiek turi tą tokį vidinį tikėjimą turėti, kad tu eini teisingų kelių. Nes jeigu tu abejosi, jeigu tu dvejosi, jeigu tu neturėsi vilties, tai be vilties ir tie išbandymai visi, kurie tave pakratys, tai tave išmuš iš tavo pusiausvyros ir išmuš tave iš tavo kelio. Labai įdomu, kaip aš taip įdomiai tas kortas pasiėmu, žinokit. Nu, nėra pas mane atbulai sudėtų kortų, bet kažkaip traukiasi. Pasižiūrėkit, pas mane visos kortos yra va, teisingai sudėtos. Bet iš kažkur stebuklingai atsiranda aukštyn kojom korta. Nu ką, aukštyn tai aukštyn kojom ir sako, tai paleisk savo baimę. Jokių ten kažkokių negirdėtų, nematytų, ar nežinomų dalykų nėra. Jokių paslapčių ten nėra. Tavo emocijos tiesiog tau vadovauja ir dar neleidžia tau save vesti būtent ten, kur tu turėtum eiti. Nu pagaliau, nors vieną, ta Pride korta. Stringa jau, merginos, ar jums stringa? Nes aš matau čia, tai man labai gerai rodo. Pasakykit, ar jums stringa. Labai įdomu, kodėl. Nu, čia internetas matomai toksai. Labai tikiuosi, žinokit, kad nestriks labai. Tai net neįsivaizduoju, ką galėčiau padaryti, kad jum nestriktų. Rodo man tą internetą tokį, nekokį. Palaukit minutėlę, aš tada išsijungsiu savo muziką ir mes darbuosimės tyloj. Gal bus geresnis ryšys. Ar nors kiek geriau? Dabar nestringa. Nu gerai, žiūrėkime. Ar geriau? Man atrodo, trupučiuką geriau. Išjungiau YouTube. Tai tikėkime, kad bus geresnis ryšys ir... Na, čia nerandu. Kiek to? Tai va, ir atėjau prie to, kad nieko tu kalbėk, mes prisijunginėsim pirmyn atgal. Oi, čia žinokit, nepasiš, čia man atrodo pas mane yra ta ryšio problema. Nieko. Tai va, vienetukas, žiūrėk. Rask sau, greičiausiai per visą vasarą neturėjai laiko normaliai išsilsėti. Reikėjo aną padaryti, reikėjo tą padaryti, atrodė atostogauji, bet iš tikrųjų nė velnio tu tų atostogų neturėjai, nes net jeigu fiziškai ilsėjaisi, greičiausiai galvoje pas tave virė krūva minčių, krūva reikalų ir tu tiesiog neradai sau mentalinio poilsio. Tai jeigu tu nenori ir toliau vilkti tos naštos bereikalingos, tau sako, va tiesiog paimk, rask sau dabar laiko. Kaip nors, išeik atostogų, jeigu neturėjai. Vaikai į mokyklą išeina į darbą, darbe kur nors nueik į tualetą, pasėdėk 10 minučių, sakyk, man susuko pilvą, man reikia dabar ramiai pasėdėti. Rask nors kelias tik sau minutes, kad būtų tas laikas tau ir tik tau, kad tu galėtum susirinkti savo visas mintis, nes greičiausiai, kad to tu neturėjai galimybės padaryti. Gali būti, kad tavo projektas, tavo mintis, tavo idėja, tavo noras nebus šiltai sutiktas tavo šeimos, tavo giminės ar tavo tėvų, giminaičių, senelių ir taip toliau. Toks, žinai, sakys, nu ir dar prisigalvojo, darbo tu neturi, ar kas tau? Imkis tu darbų tokių, kurie neša pinigus tokius, apie kuriuos visi žino.
o čia dabar visokių dar prisigalvoja savo idėjų. Gali būti, kad tu nesulauksi tokio palaikymo, tokio pripažinimo, netgi sakyčiau, iš žmonių, kuriuos tu laikai savo artimą giminę. Tačiau, kad ir kaip tame būtų, ta tokia skaudi kažkokia emocija, tas toks vidinis skausmas, kad vat kažkas ne taip, kažkur aš čia ne ten einu, degina ta ugnis iš vidaus, ar ne, komplikuoju savo pačią gyvenimą, savo pačiam. Ir tiesiog vat norų tiek daug turiu, bet kaip man visą tai padaryti, vat šitas etapas, jisai eina į pabaigą. Vat ir 10 ateina su darbais, su visais reikalais, ar ne, metatės naštą. Metatės naštą tokia irgi, kad visas tas jausmas, kad kažkas jūs tiesiog kaip peiliu bado į nugarą, ar ne, su tuo gal nepalaikymu, su tuo gal tiesiog nebuvimu šalia, kada jums reikia, tai šitas baigėsi, jisai baiginėjasi šitas etapas, jūs tiesiog turėsite savo apsuptyje žmonės, kurie yra labai ištikimi, žmonės, kurie padeda jums eiti link savo svajonių, žmonės tie, kurie jums padeda susikurti savo ilgalaikį finansinį tokį stabilumą, finansinę apsaugą, žmonės tie, kuriems padeda atrasti būtent tai, kur jūs galite savo išmintį panaudoti, kur jūs galite netgi tai, ką jūs jau esate pradėję, iškelti dar į didesnį kažkokį tai lygį. Aišku, tam reikės tiesiog stovėti ties savo nusibrėžtais tikslais, stovėti ties tuo, kas jums yra svarbu ir nepasiduoti kitų įtakai. Tai vat vienetukas. Tokios jūsų energijos rugsėjį. Jūsų rugsėjas yra apie tai, kažkaip čia stebuklingai, žinokit, tos kortos labai mistiškai susidėliojo, palikau nesupratusi, iš kaip čia jos taip atvirkščiai. Nes pas mane kortų kaladėje aš pasižiūriu, kad jos būtų tvarkingai sudėtos, o ne kitaip. Tai tokia jums žinutė, žinokit, pas mane čia šuniukai knarkia, jeigu ką, neišsigaskit. Ir keliaujam pas dvejetukus. Apie ką yra rugsėjis dvejetuką pasirinkusioms ir pasirinkusiems. Apie teisybę, apie jūsų sprendimus ir apie tai, kad sėkmė yra jūsų pusėje. Jeigu jums yra sunku išsakyti savo tiesą, tai rugsėjis jums padės tai padaryti. Gali būti, kad jums vis dėlto teks priimti faktą, kad jūsų tiesa yra jūsų tiesa ir jūs turite tą tiesą ginti, jeigu kažkas bandys jums įrodinėti kitaip. Rugsėjį sėkmė jums šypsosis. Rugsėjį jūs pajausite, kad fortūna pasisuko jūsų naudai, jeigu jūs nevaržysite savęs, skleisite savo vidinę energiją, bet jeigu jūs ją dalysite tik tam, kad gauti atgal, su tokia mintim, su tokia idėja, kad jeigu aš daviau, tai dabar aš jau noriu ir atgal gauti. Ne. Tada jūs tiesiog save išeikvosite. Būkite tokie protingi, dalydami į kairę į dešinę, būkite protingi. Žiūrėkite, kam duodate, ką duodate, kiek padedate, kur padedate ir duokite tai iš širdies. Bet neturėkite jokių lūkesčių, kad kažkas jums už tai turės duoti atgal. Viktorija sako dežavų. Apie ką yra jūsų nerimas? Apie ką yra jūsų griovimas ir dėl ko skauda jūsų širdis. Gali būti, kad jūs
tiesiog einate į kažką naujo. Jūs tiesiog renkatės viską, ką jūs žinojote iki šiol, viską, ką jūs mokėjote iki šiol, tiesiog keisti iš pagrindų ir iš pamatų. Aišku, tai duos jums labai daug pergyvenimų ir bus labai sunku pasakyti viso gero tam, ką jūs iki šiol žinojote, ką jūs iki šiol veikėte, ką jūs iki šiol darėte. Gali būti, kad kažkam nutrūks santykiai, gali būti, kad kažkam ateis toks supratimas ir išaiškės tokia tiesa, kad kokio velnio aš čia veikiu. Žinot, kaip būna toks, kaip nukrenta raištis nuo akių. Aš iki šiol nieko nemačiau, bet dabar tiesa išlindo į paviršių. Aš dabar žinau, kokia yra iš tikrųjų ta tiesa ir ką aš čia turiu veikti. Ką aš čia veikiu iš vis, apie ką aš esu, kodėl aš turiu pergyventi dėl kažkokių dalykų, kas manęs visiškai net neturėtų skaudinti. Kodėl aš negatyviai galvoju apie dalykus, kurie mane tiesiog skaudina ir aš neatsišlifuoju nuo to, aš neišeinu iš to, aš nesugriaunu to, kodėl aš vis ten esu. Tiesiog tokie, kaip žinot, atrodo nieko nemačiau iki šiol, atrodo viskas buvo faina, viskas buvo gerai, viskas buvo, o galbūt aš jaučiau, kad nebuvo gerai ir ta tiesa tokia, daviau, atgal nieko negavau ir dabar suprantu, kad manim tik naudojasi ir man reikia išeiti. Valio, jūsų žingsnį laimina angelai. Absoliučiai turite visą savo šviesos komandos palaikymą ir palaiminimą. Nekonfliktuokite, nesiaiškinkite, nesipykite, nesidalykite jokią agresiją. Tiesiog eikite kurti savo svajonių gyvenimo. Verskite savo vizijas, savo norus į realybę. Vizijos pas jūs ateina ne veltui. Joms yra laikas išsipildyti. Sėkmė yra jūsų pusėje. Jeigu kažkas griūna, tai dar nereiškia, kad viskas pasaulis sugriuvo. Jeigu kažkas griūna, kažką jūs griaunate galbūt, tai yra jūsų pačių naudai. Tai yra jums į jūsų gerą. Nes niekada jūsų šviesos komanda negriaus to, kas yra gera, tam, kad jūsų kažko nepamokyti. Galbūt tas etapas jisai jau baigėsi ir jum jau laikas išeiti į kažką kitko, ką jūs senai jau galvojate daryti. Kažkam galbūt jūs kaupėtės ir dabar atėjo tas laikas tai padaryti. Galbūt jūs vis laikėte save, galbūt jūs vis save stabdėte tam ir vis niekaip negalėjote priimti to sprendimo, niekaip negalėjote padaryti to pirmo žingsnio, o galbūt dar ir net nežinojote, kuriuo keliu iš tikrųjų nueiti. Va tas toksai stovėjimas, galbūt labai norėjusi tos ateities, aiškios vizijos ir matymo, tai kur aš einu. Žinot, geriausia yra pradėti eiti, o tada jau labai aiškiai matosi, kur tas kelias veda. Svarbiausia yra padėti žingsnį, nes jeigu tu bandai nusišviesti savo 5 kilometrus į priekį, nežinau, kokio ten prožektoriaus jums reikia, kad tuos 5 kilometrus matyti. Svarbiausia matyti savo po kojom. Tam jūs tiesiog eikite iš komforto zonos. Jau nebegalvokite, tokių net idėjų nebeturėkite, kad jums dar čia reikia pasilikti toj vietoj, toj pozicijoje, tam darbe, tose santykiuose, toje veikloje. Ne. Jeigu pas jūs ateina tokia idėja ir tokia mintis ir patys savo prisipažino tokią tiesą, kad viskas, aš čia nebenoriu, nebegaliu būti, man nepatogu, man negera, mane tai tiesiog pykina, atsiprašant, tai vadinasi, žinokit, užstrigau visai.
Įtariu, kad aš visiškai užstrigau. Kam girdisi, kam nesigirdi? Rašykit, kam girdisi, kam nesigirdi. Nu, jeigu ką, žinokit, laivas tikrai bus, jisai įrašytas, labai tikiuosi, ir pasiliks, ir galėsite persižiūrėti tada įrašą. Nu, girdi, va, kažkas gerai girdi, kažkas ne. Nu, labai tikiuosi, žinokit, kad čia nebus labai to blogo įrašo. Tai va, dvejetukas, savo ambicijas susikrauni savo į kišenę iš galvos ir keliauji. Vieną imi po kitos savo vizijas, nes magas labai aiškiai sako, klausyk, nu, versk tai, kas tavo galvoje jau seniausiai sukasi į realybę. Pasisemk įkvėpimo, jeigu ne iš savęs, tai iš kitų. Pasisemk įkvėpimo iš savo kažkokių praeities pasiektų rezultatų. Ir keliauk, jau nebestabdyk savęs. Nesvarbu, kad ten atrodys gal tas kelias visiškai nesaugus, tas kelias visiškai nepatogus ir net labai tamsus. Rezultatai, nu jau jie matosi pas tave, nes galbūt apie tai galvoji, o galbūt jau darai kažkokius pirmus žingsnius, o galbūt tu jau kažką pradėjai tą linkme daryti. Valio. Tiesiog neatsisuk atgal, neleisk savo kojom drebėti ir susmukti. Pažiūrėk į visą tai, kaip į dar vieną savo gyvenimo nuotykį. Jų gyvenimas jis ir turi būti paprastas ir susidėlioti iš nuotykių, kuriuos vienokiu ar kitokiu būdu tu prisiminsi. Svarbiausia, bebaimiškumas, aišku, lengva pasakyti, sakysi tu. Terese, apie kokį bebaimiškumą tu kalbi, jeigu baimės ištisai šalia. Na, bet taip tu baimę tik ir te nugalėsi, nes tu pabandysi. Jeigu tu pabandysi, tada tu žinosi, pasisekė ar ne. Nes vat tokiu būdu tu tada turėsi pamoką. O jeigu nebandysi, tai visada ir galvosi, o kas būtų buvę, jeigu aš būčiau tai padariusi ir būčiau to siekusi. Tai nebedvėjok, kad ir kaip ten bebūtų, nebedvėjok, nes vienokiu ar kitokiu būdu ne veltui kyla tau tokios mintys, tokie jausmai ir galbūt aplinkui tave dėliojasi tokios situacijos. Ko aš tau nuoširdžiausiai ir linkiu. Taip, Viktorija, pabandykim. Tai ir pabandykim. O ką galim prarasti? Nu, ką mes galim prarasti? Nieko. Nieko mes ten galim neprarasti, kas yra mums duota, tas jau yra mums duota. Ir nieko mes ten neprarasim dėl šito. Kaip ten bebūtų, žinokit, sėkmė yra jūsų naudai. Tai vat, Viktorija, sėkmė yra tavo pusėje. Aš kaip ragana tau pažadu. Dėkui, Indrute, labai dėkoju. Mes kažkada turim kavos susitikti, atsimeni? Na ką, trejetukas? Trejetukas ateina su įkvėpimu, su palaikymu visų tų, kurie šalia, ir su atsakymų gavimu. Na tai ką, trejetukas? Įkvėpimas ateina? Tvarkoj, imk jauti už ragų. Jeigu tu to įkvėpimo dar nejauti, jisai tikrai yra čia. Tiesiog būk kiekvieną akimirką sąmoningame etape, kad tu tai galėtum tiesiog pastebėti, pajausti, įkvėpti. Tu nesi viena, tu nesi vienas. Gyvenimo šviesa yra visada su tavimi. Pasaulis, visata, viskas aplink rūpinasi tavimi. Leisk savo tiesiog galbūt išsiilsėti tame visame supratime ir suvokime. Ir tu pajausi lengvumą, tu pajausi palengvėjimą. Tu rasi visus atsakymus, kurių tu ieškai.
vat tame visame paprastume, tame visame lengvume, atsakymai jau ateina pas tave. Tiesiog tu įsiklausyk, kokie tie atsakymai. Galbūt tie atsakymai ateina per mane, galbūt jie ateina dabar šioje žinutėje, galbūt tu juos išgirsi kitame mano poste, galbūt tu išgirsi iš draugų, iš pažįstamų, galbūt tu išgirsi kažkokiam socialinio tinklo poste, rylse ar dar kažkur. Atsakymai ateina. Tiesiog atsiverk tiems atsakymams ir priimk būtent tokius, kokie yra patys tikriausi, patys teisingiausi. Galbūt ne tokie, kokių tu tikėjaisi, bet tokie, kokių tau reikia. Tvirtai palik viską už nugaros, kas tavęs iki šiol netenkino. Plauk į tai, kas yra ramiau, kas yra fainiau, kas yra tai, ko tu ieškai. Jeigu tu nepaliksi to, kas tavęs netenkino, jeigu tu neduosi savo šanso įžiebti ugnies savo naujame kelyje, tai tau bus tiesiog dar viena pamoka, dar viena pamoka, dar viena pamoka. Pamoką tu jau išmokai. Tai dabar tai palik ir keliauk į tai, kas tave įžiebia, kas tave tiesiog, va tu jauti tą kibirkštėlę viduj ir va lauki tos ugnies, ir lauki tos ugnies, va taip kantriai atrodo lauki tos ugnies. Į tai tu eisi, vat, su atsidavimu, reikės įdėti darbo. Jeigu tu galvoji, kad tavo tikslai, tų tikslų siekimas viskas ar ne, aš čia iš visos tos sumaišties išėjau, tai čia man stebuklingai viskas ir nušvis. Ne. Tau tikrai reikės įdėti darbo, reikės atsidavimo, reikės sąžiningai padirbėti ties tuo. Ir galbūt net sąžiningai padirbėti ties tuo, kad vis dėlto atsisakyti ir priimti tą tranziciją, kuri tavęs laukia. Atverk pasauliui savo širdį. Atverk pasauliui viską, kas yra tavo talentai, kas yra tavo, viskas, ką tu iki šiol rinkaisi, mokeisi, dėjaisi, dėliojaisi. Pasauliui šito reikia. Evoliucionuok save į harmoniją. Nebebūk sumaištyje, nes tau ta sumaištis yra nereikalinga. Per šitą sumaištį tu nematai, kokia yra stipri tavo vidinė ugnelė. Vat kada tu pajausi, kad visiems tau labiausiai rūpintiems žmonėms reikia tavęs, tavo žinių, tavo pagalbos, tavo ištiestos rankos, pas tave ateis gausa. Tau bus ne nerimas galvoj, ne tai, kaip tu negatyviai galvosi apie savo kelią, savo gyvenimą, gal nenusisekusi kažkokį, naktimis nemiegota ar ne. Bet tu tada, atvėrusi širdį į pasaulį, pamatysi, kiek daug tu turi pasiūlyti, kiek daug pas tave yra idėjų, ugnies, minties, pagalbos kitiems ir kaip tai sugrįžta pas tave. Pas tave sugrįžta tai tavo norų išsipildymu, pas tave sugrįžta tai viskuo, apie ką tu svajojai, apie materialius dalykus, apie ramybę gyvenime, apie tai, kad ta vidinė sumaištis, vidinė kova pagaliau jinai nustotų. Tu tada suprasi, kad eiti į pergalę bet kokią kainą yra visiškai ne apie tave, o yra apie tave tai, kad tu jauti, kam ko ir kiek reikia. Kam reikia tavo žinių, kam reikia tavo paslaugų, kam reikia tavo to,
ką tu jau turi savyje ir gali tuo pasidalinti. Tu atverk pasauliui širdį ir tu pamatysi, kokios ryškios bus tavo vizijos, kaip gerai tu galėsi susifokusuoti ties savo svajonėmis, ties savo norais, kaip tu galėsi tvirtai stovėti ties savo keliu, į kurį tu eini, kaip tau lengviau bus tvarkytis su bet kokiais išbandymais, kaip tu daug lengviau atstovėsi visus tuos išbandymus, kaip tu tiesiog savo vidumi išspindėsi visą išmintį, kurią tu savyje turi. Ir tas toks atsitraukimas nuo viso šito, kas yra tau patys skaudžiausi dalykai, tai, kas tau naktimis neduoda miegoti, tai, kas kelia konfliktus tavo sieloje ir tuos konfliktus išneša į erdvę aplink tave, tada tu suprasi, kaip vis dėlto tu gali apginti savo teritoriją, savo nuomonę, kaip tu gali apginti savo vizijas, kaip tu gali tas vizijas paversti pagalba kitiems, bet svarbiausia, tos vizijos bus pati didžiausia pagalba tau. Žodžiu, žinokit, nieko neatsimenu, ką aš čia dabar sukalbėjau. Absoliučiai. Tokioj kaip transo būsenoj. Tai va, trejetukas. Tokios žinutės tau. Tikiuosi atsirinksi tai, kas rezonuoja, nes aš dabar jau net neįsivaizduoju, ką čia supasakojau. Reikės pačiai dar kartą klausytis. Svarbiausia, turim palaikymą, žinokit. Turim palaikymą. Ne vieni esam. Nu, čia tai geras, įsivaizduoju, žinokit, va, įkvėpimą. Vat nepamirškit savo įkvėpimo. Ir gausit visus atsakymus. Net juokas pačiai. Žinokit, vėl pradėjo mane šiandien dabar krėsti toks šiurpuliukas. Su Simona šiandien pakalbėjom, kad, nu, Simona, arba aš jaučiu visų energiją aplink čia sėdinčių, arba iš tikrųjų aš jaučiu energiją iš aukščiau, kuri, žinokit, va taip persidavė per mane taip stipriai dabar, kad ojojoj. Nu ką ketvirtukas? Ketvirtukui rugsėjais apie meilę. Ir apie pasitikėjimą savo jausmais. Ir apie tai, kad ir koks tavo tikslas yra, tu esi labai arti jo. Meilė. Meilė tai yra visagalė jėga. Absoliučiai visagalė jėga. Meilė kelia, meilė žudo, meilė augina, meilė skandina. Viskas. Meilė yra visagalė jėga. Pasitikėk savo jausmais. Tu esi unikumas. Tavo tikslas laukia, kol tu parašysi kelionės istoriją į tą tikslą. Ir vat tą kelionės istoriją rašant, tu atrasi savo kelią link to. Tu labai labai arti savo tikslo. Tu labai labai arti savo tikslų pasiekime. Nepasiduok, daryk tai su meile ir tu pamatysi, kad tavo unikalumas tai yra būtent tai, kas tave atves prie tavo tikslų pasiekimo. Nu nelauk tu, kol kažkas už tave kažką padarys. Negalvok apie praeitį ir nestovėk toj praeitį. Galbūt iš praeities tau kyla pačios nuostabiausios mintys. Galbūt iš praeities tu ateis pas tave tavo sena meilė, sako, sena meilė nerūdyja, po savaitės vėl atgyja. Galbūt tu lauki vat tos meilės, kurią tu prisisvajojai, kurią tu įsivaizdavai, apie kurią tu galvojai. Tai nelauk, žinok, nes
laukiančiam traukinys sako, nelaukia, važiuoja, tai nelauk ir tu. Rugsėjais ketvirtukai bus labai daug apie buvimą savimi. Tiesiog buvimas savimi, kad ir ką tu galvoji, kad ir kokie pas tave jausmai. Daryk viską iš meilės. Daryk viską iš meilės ir tau tikrai pasiseks. Tu pamatysi, kiek daug tu gali padaryti, kiek daug tu gali nuveikti, kiek daug tau tai duos stiprybės, jėgos, tvirtumo, kiek tau tai padės tiesiog atsimušinėti, sakykim taip, atsimušinėti nuo tų, kurie nenori tavęs palaikyti. Kaip tau tai padės atsirinkti, kur yra patys svarbiausi dalykai. Galbūt tu taip stengiasi visiems įtikti, kad puoli daryti to, puoli daryti ano, puoli visko daryti, galbūt savo rudeniui prisėmei rugsėjui per daug pareigų, per daug reikalų, per daug darbų ir tu tiesiog bandysi straglinti, labai atsargiai į tai žiūrėk, nes iš per didelės meilės, iš per didelio noro padėti, gali būti, kad per daug savo susikrausi atsakomybių. Už visus ir už viską. Pažiūrėk į viską praktiškai, nedaryk nieko impulsyviai, nes po to gali pasigailėti. Gali būti, kad pasijausi net tokį ir bejėgiškumą iš to, kad tiek atrodo daug norėjau padaryti, tiek atrodo daug norėjau nuveikti, bet aš matau, kad ne viskas tai, ką aš noriu padaryti, yra mano ir apie mane. Nebijok šito atsisakyti. Aš nesuprantu, kas čia darosi su tom kortom. Atrodo gerai pasėmiau, apsikeičiau kaladę. Neleisk savo ir savo abejonėms tavęs vesti. Nes tai yra nesubrendėlio mąstymas, tai yra neautoritetingas galvojimas, tai yra visiškai ne apie tave. Neleisk savo kaip vaikiškiems užsispyrimams atsisakyti pagalbos, atsisakyti to, kas tau galėtų padėti visame kame. Nes gali būti, kad tiesiog pavargsi nuo visko, spjausi ir pasiūsi visus velniop. Galvok labai gerai, kur yra tavo ta tuštuma, kurią tu bandai užpildyti. Atrask tą tuštumą, kurią tu bandai užpildyti. Galbūt tai yra kažkokia neišsipildžiusi svajonė. Galbūt tai yra kažkas tokio, ko tu norėjai, apie ką tu svajojai, ko tu tikėjaisi. Tačiau iš tikrųjų tai buvo visai net ne tavo svajonė. Galbūt tai buvo kažkieno kito tavo nusižiūrėtas scenarijus. Ir tiesiog, jeigu jisai nepavyksta, tu gali jaustis nepilnatvėj, tu gali jaustis nemeiliai, tu gali jaustis taip, tarsi tau buvo užkrautos visos pasaulio atsakomybės, o visi kiti, kaip sako, bimbam paaugliam, kai tu tuo tarpu labai sunkiai kovoji už savo tikslus, kai tuo tarpu tie tikslai gali būti visai net ne apie tave. Labai gerai susimąstyk, kokie yra tavo tikslai, kur link tu nori eiti. Ar tai yra tau, ar tai yra apie tave. Nepamiršk, kad unikalumas ir darymas iš meilės tave ves prie tavo tikslų. Bet jeigu visi tie tikslai yra ne tavo ir ne apie tave, tada žinok, viskas sugrius. Ir tu jausi didžiulę nepilnatvės jausmą. Tai labai gerai rugsėjį žiūrėk, kurio keliu eini, negyvenk prisiminimuose, priimk kažkieno ištiestą pagalbos ranką ir fokusuokis į tai, kad tavo tikslai yra tavo autentiškumas. Tokios žinutės ketvirtukui. Ačiū visoms ir visiems, kas buvo šį vakarą su manimi.
Labai lauksiu rytoj 8 po 8 trupučiuką mūsų rytinėme kavos pasimatyme ir sveikinu visus ir visas su atėjusiu rudenėliu ir su atėjusiu tamsesniu periodu. Linkiu labos nakties, pačių saldžiausių sapnų ir pačių geriausių energijų ir emocijų. Apkabinu šiltai, spaudžiu tvirtai prie savo mamiško glėbio ir iki pasimatymo Instagramo platybėse.